5 skyrius. Savivaldybės tarybos komitetai ir komisijos. 19 straipsnis. Savivaldybės tarybos komitetai. Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi vyriausybės nutarimai, savivaldybės tarybos mero sprendimai. Savivaldybės tarybos komitetai sprendimų projektus, kuriems pagal šį įstatymą būtina pateikti savivaldybės administracijos išvadas, svarsto tik gavę šias išvadas. Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 savivaldybės tarybos narių savivaldybės tarybos sprendimu. Sudarant komitetus laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komitetų ir jų narių skaičių, komitetų įgaliojimus, išskyrus kontrolės komiteto įgaliojimus, nustato savivaldybės taryba, komitetų darbo tvarka nustatoma reglamente. Savivaldybės tarybos komiteto, išskyrus kontrolės komitetą, pirmininką ir jo pavaduotoją, iš komiteto narių komiteto siūlymų skiria savivaldybės taryba, komiteto pirmininkas komiteto narių siūlymų komiteto, išskyrus kontrolės komitetą, sprendimu suėjus terminui netenka savo įgaliojimų, jeigu neatitinka šio įstatymo 11 straipsnėje nustatytų reikalavimų. 20 straipsnis. Kontrolės komitetas. Kiekvienos savivaldybės taryba privalo sudaryti kontrolės komitetą. Kontrolės komitetas sudaromas iš vienodo visų savivaldybės tarybos narių frakcijų, grupių ir mišrios grupės deleguotų savivaldybės tarybos narių skaičiaus. Kontrolės komiteto sudėtis turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius pasikeitus savivaldybės tarybos narių frakcijų ir grupių skaičiui. Jeigu visi savivaldybės tarybos nariai sudaro savivaldybės tarybos daugumą, kontrolės komitetas sudaromas iš savivaldybės tarybos daugumos atstovų. Veikia tol, kol savivaldybės taryboje susidaro savivaldybės tarybos opozicija. Kontrolės komiteto pirmininką iš komiteto narių deleguoja savivaldybės tarybos opoziciją raštu, pasirašytų daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktų savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja iš komiteto narių savivaldybės tarybos daugumos skiria savivaldybės taryba. Jeigu savivaldybės tarybos opozicija per 2 mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos nedeleguoja kontrolės komiteto pirmininko ar deleguoja savivaldybės tarybos narį netitinkantį šio įstatymo 11 straipsnėje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, kontrolės komiteto pirmininkas skiria savivaldybės tarybą iš komiteto narių. Jeigu paskyrus kontrolės komiteto pirmininką paaiškėja, kad jis neatitinka šio įstatymo 11 straipsnėje nustatytų reikalavimų, jis netenka įgaliojimų suėjus terminui komiteto narių siūlymų savivaldybės tarybos sprendimu, jei toks kontrolės komiteto pirmininkas buvo deleguotas savivaldybės tarybos opozicijos, jį savivaldybės tarybos opozicijos raštu pasirašytų daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktų artimiausio savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui atšaukus. Jeigu artimiausiame savivaldybės tarybos posėdėje savivaldybės tarybos opozicijos raštu neatšaukia savo deleguotų kontrolės komiteto pirmininko ir nustatytą tvarką nedeleguoja kito savivaldybės tarybos nario arba deleguoja savivaldybės tarybos narį neatitinkantį šio įstatymo 11 straipsnėje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl kontrolės komiteto pirmininko įgaliojimų netekimo suėjus terminui iki naujo kontrolės komiteto pirmininko skirimo priima savivaldybės taryba. Jeigu kontrolės komiteto pirmininko įgaliojimai nutrūksta suėjus terminui, kontrolės komiteto pirmininkas šio įstatymo nustatyta tvarka turi būti deleguotas arba paskirtas per 2 mėnesius nuo įgaliojimų nutrūkimo dienos. Savivaldybės taryba kontrolės komiteto veiklos programą
patvirtina per 1 mėnesį nuo kontrolės komiteto sudarimo, o kai kontrolės komitetas sudarytas per 1 mėnesį nuo nuo kalendorinių metų pradžios. Per 1 mėnesį. Kontrolės komitetas siūlo savivaldybės tarybai valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skelbti konkursą į savivaldybės kontrolieriaus pareigas ar skirti savivaldybės kontrolierių antrai kadencijai be konkurso, skatinti ir apdovanoti, skirti priemoką, skirti tarnybinę nuobaudą, nušalinti nuo pareigų arba atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatyme nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai. Toliau kontrolės komitetas svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo reglamento nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti. Įvertina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti ir darbo užmokesčių reikalingus biudžeto asignavimus ir išvadą dėl jų teikia savivaldybės tarybai. Toliau kontrolės komitetas svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinį, jų pagrindų rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos. Svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir jų išvadų pagrindų rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo. Siūlo savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų panaudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų. Periodiškai kartą per ketvirtį svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyvą išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto atitikties, finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo. Prireikus kreipiamasi pagal kompetenciją į merą ir į savivaldybės tarybą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų vykdymo. Dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai reglamento nustatyta tvarka. Nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, savivaldybės valdomų įmonių, savivaldybės įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus pagal kompetenciją merui ar savivaldybės tarybai arba persiunčia juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms. 21 straipsnis. Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai. Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių. Komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus. Savivaldybės tarybos komitetų sprendimai priimami posėdėje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad balsai pasiskirstė po lygiai tada, kai balsų už gauta tiek pat, kiek prieš, taip pat, kai balsų už gauta tiek pat, kiek prieš ir susilaikiusių kartu sudėjus, lemia komiteto pirmininko balsas. Meras, savivaldybės administracija, jo struktūriniai padaliniai, savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurių dalininkė ar savininkė yra savivaldybė ir savivaldybės valdomos įmonės su jų veikla susijusius komitetų sprendimus turi apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus pranešti komitetams. Savivaldybės tarybos komitetų darbe patariamojo balso teisę reglamento nustatyta tvarka gali dalyvauti jiems nepriklausantis tarybos nariai, suinteresuoti asmenys. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercinė paslaptimi susijęs klausimas, komitetas jį nagrinėja uždarame posėdyje. Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip likus
2 darbo dienoms iki komiteto posėdžio pradžios skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje. Apie komiteto posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki komiteto posėdžio pradžios reglamento nustatyta tvarka pranešama visiems komiteto nariams ir suinteresuotiems asmenims. Savivaldybės tarybos komiteto posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas, komitetų posėdžiai siekiant veiklos viešumo ir skaidrumo, išskyrus uždarus posėdžius, transliuojami tiesiogiai ir komitetų posėdžių garso ir vaizdo įrašai, dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, saugomi informacinėse laikmenuose ir skelbiami viešai reglamentų nustatyta tvarka savivaldybės interneto svetainėje. Svarstant valstybės tarnybos komercinę paslaptį, sudarančią su asmens duomenimis, kurių viešinimas netitiktų 2016 m. balandžio 27 dienos Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl fizinio asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenų ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kurio panaikinama direktyva taip toliau reikalavimų susijusių informacija ir teisės aktų, kuriuose yra valstybės tarnybos komercinę paslaptį sudarančių su asmens duomenimis, kurių viešinimas netitiktų reglamento reikalavimų susijusios informacijos, projektus, posėdžių garso ir vaizdo įrašai neviešinami. Savivaldybės tarybos komiteto pirmininkas turi teisę gauti komiteto įgaliojimus vykdyti reikalingą informaciją iš savivaldybės Savivaldybės tarybos komiteto pirmininkas turi teisę gauti komiteto įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių. Savivaldybės tarybos komiteto posėdis gali vykti nuotoliniu būdu arba daliai savivaldybės tarybos narių fiziškai susirenkant į komiteto posėdį, o kai savivaldybės tarybos narių daliai dalyvaujant nuotoliniu būdu, toliau mišrusis būdas, sprendimą organizuoti posėdį nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu priima komiteto pirmininkas, jo iniciatyva arba gavęs komiteto nario prašymą dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu. Apie priimtą sprendimą komiteto posėdį organizuoti nuotoliniu būdu arba mišriu būdu nedelsiant elektroninių ryšių priemonėmis turi būti pranešta komiteto nariams ir kitiems posėdžių dalyviams. Mišriuoju būdu organizuojamame posėdyje kiti komiteto nariai ir kiti posėdžių dalyviai savo pasirinkimu gali dalyvauti nuotoliniu būdu arba atvykę į komiteto posėdžių salę. Komiteto posėdžiai nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių, išskyrus: 1. Kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komiteto posėdžiai negali vykti savivaldybės tarybos nariams posėdėje dalyvaujant fiziškai. 2. Artimiausia numatyta nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vykstantį komiteto posėdį. Nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu vykstančio savivaldybės tarybos komiteto posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų šiame straipsnėje nustatytų reikalavimų ir užtikrinant šiame įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teisės. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu priimant komiteto sprendimus turi būti užtikrinamas komiteto nario tapatybės ir jo balso rezultatų nustatymas. Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, kai būtina neatidėliotinai spręsti savivaldybėms funkcijoms užtikrinti būtinus klausimus ir sprendimo priėmimas ar delsimas, nedelsiant jį priimti, lemtų neigiamus padarinius savivaldybės bendruomeniai ar atskiriems jos nariams, mero sprendimu komiteto posėdžių darbotvarkės gali būti skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje ir apie komiteto posėdžio laiko ir jame svarstytinus klausimus visais šiais atvejais pranešama per trumpesnį negu nustatytas šio straipsnio 3 dalyje terminą, bet ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki komiteto posėdžių pradžios.
22 straipsnis. Savivaldybės tarybos komisijos. Savivaldybės taryba savo iniciatyva arba mero siūlymų išskyrus privalomai sudaromos etikos komisija ir antikorupcijos komisija gali sudaryti nuolatines tos kadencijos laikotarpiui bei laikinasias atskiriems klausimams nagrinėti komisijas. Savivaldybės tarybos komisijų sudarimo tvarka nustatoma reglamente. Komisijų nuostatus tvirtina savivaldybės taryba. Deleguojant savivaldybės tarybos narius į komisijas, sudaromas iš savivaldybės tarybos narių laikomasi proporcingumo savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantis pagal darbo sutartis, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai, seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai, Lietuvos Respublikai registruotų viešųjų ir juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai, bendruomeninių organizacijų atstovai ir kiti savivaldybės gyventojai. Žodžiu, tų komisijų nariais gali būti visi šitie išvardinti žmonės. Savivaldybės tarybos sprendimu sudaromos komisijos, kurios pirmininkų skiriamas savivaldybės tarybos narys, pirmininkų skiriamas tik neprikaištingos reputacijos, kaip jie yra apibrėžiama įstatymuose savivaldybės tarybos narys, komisijos, kurios pirmininkų skiriamas savivaldybės tarybos narys, pirmininkas išskyrus etikos komisijos pirmininką ir antikorupcijos komisijos pirmininką, komisijos narių siūlymų, komisijos sprendimų, nesuėjus terminui netenka savo įgaliojimų, jeigu jis neatitinka šio įstatymo 11 straipsnėje nustatytų reikalavimų. Jeigu šiame įstatyme nustatytų komisijos pirmininkų įgaliojimai nutrūksta suėjus terminui per 2 mėnesius nuo jo įgaliojimo nutrūkimo dienos, šio įstatymo nustatyta tvarka turi būti paskirti nauji šiame įstatyme nustatyti komisijos pirmininkai. Savivaldybės tarybos komisijos pirmininkas turi teisę gauti komisijos įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar savivaldybės institucijų įstaigų ir valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių. Savivaldybės tarybos komisijų darbe patariamojo balso teisė, reglamento nustatyta tvarka gali dalyvauti joms nepriklausantis tarybos nariai arba suinteresuoti asmenys. Savivaldybės tarybos komisijų posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas, komisijų posėdžiai išskyrus komisijų uždarus posėdžius transliuojami tiesiogiai ir komisijų posėdžių garso ir vaizdo įrašai dokumentų ir archyvų įstatymų nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami viešai reglamento nustatyta tvarka savivaldybės interneto svetainėje. Svarstant valstybės tarnybos komercinę paslaptį sudarančią su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų reglamento reikalavimų, susijusi informacija ir ar teisės aktų, kuriuose yra valstybės tarnybos komercinę paslaptį sudarančios, ar asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų reglamento reikalavimų, susijusios informacijos projektus, posėdžių garso ir vaizdo įrašai neviešinami. Savivaldybės tarybos komisijos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu ar mišriu būdu. Savivaldybės tarybos posėdį nuotoliniu būdu arba mišriu būdu priima komisijos pirmininkas savo iniciatyvą arba gavęs komisijos nario prašymą dalyvauti posėdėje nuotoliniu būdu. Apie priimtą sprendimą komisijos posėdį organizuoti nuotoliniu būdu arba mišriu būdu, nedelsiant elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti pranešta komisijos nariams ir kitiems posėdžio dalyviams. Mišriuoju būdu organizuojamame posėdėje ir kiti komisijos nariai ir kiti posėdžio dalyviai su savo pasirinkimu gali dalyvauti nuotoliniu būdu arba atvykę į komisijos posėdžių salę. Komisijos posėdžiai nuotoliniu būdu arba mišriu būdu negali vykti, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau nei pusė komisijos narių. Priežastis tos pačios, kur išvardintos ir prieš tai.
Toliau, savivaldybės tarybos komisijų posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių. Savivaldybės tarybos komisijų sprendimai priimami posėdėje dalyvaujančių komisijos narių balsų daugumą. Jeigu balsai paskirsto po lygiai, laikoma, kad balsai paskirsti po lygiai tada, kai balsų gauta už tiek pat, kiek prieš, ir taip pat, kai balsų gauta už tiek pat, kiek prieš ir susilaikiusių kartu sudėjus, balsuojama dar kartą. Jeigu balsavus dar kartą balsai pasiskirsto po lygiai, balsavimas tęsiamas komisijos nuostatų nustatyta tvarka. Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariai, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, komisijų posėdžių metu atleidžiami nuo tiesioginio darbo ar pareigų, bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje, organizacijoje, išsaugant jiems darbo vietą, taip pat už darbą savivaldybės tarybos sudaromose komisijose, kurių sudarimas nustatytas kitais įstatymais, jiems apmokant Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo mokėjimo ir komisijų narių atlygių už darbo įstatymo nustatytą tvarką. 23 straipsnis. Etikos komisija. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro etikos komisiją. Ši komisija sudaroma laikintis proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komisijos sudėtis išlaikant proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principą turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos pasikeitimo. Etikos komisijos pirmininką ir šios komisijos narių, savivaldybės tarybos narių deleguoja savivaldybės tarybos opozicija raštu, pasirašytų daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktų savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui. Šios komisijos pirmininko pavaduotoja komisijos narių siūlymų ir šios komisijos narių savivaldybės tarybos narių daugumą skiria savivaldybės taryba. Jeigu savivaldybės tarybos opozicija per 2 mėnesius nuo pirmojo išrinkto naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos nedeleguoja etikos komisijos pirmininko arba deleguoto savivaldybės tarybos narį arba deleguoja savivaldybės tarybos narį neatitinkantį šio įstatymo 11 straipsnį nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, etikos komisijos pirmininkas savivaldybės taryba komisijos narių siūlymų skiria iš šios komisijos narių, savivaldybės tarybos narių mažumos. Jeigu visi savivaldybės tarybos nariai sudaro savivaldybės tarybos daugumą, etikos komisija sudaryta iš savivaldybės tarybos daugumos atstovų veikia tol, kol savivaldybės taryboje susidaro savivaldybės tarybos mažuma ar savivaldybės tarybos opozicija. Komisijos atsakingos sekretoriaus pareigas atlieka mero paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas. Ši funkcija įrašoma į jo pareigybės aprašymą. Jeigu etikos komisijos pirmininkas netitinka šio įstatymo 11 straipsnėje nustatytų reikalavimų, jis netenka įgaliojimų suėjus terminui komisijos narių siūlymų savivaldybės tarybos sprendimu. O jeigu etikos komisijos pirmininkas buvo deleguotas savivaldybės tarybos opozicijos, jį savivaldybės tarybos opozicijos raštu pasirašytų daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktų artimiausios savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui atšaukus. Jeigu artimiausiame savivaldybės tarybos posėdėje savivaldybės tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto etikos komisijos pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito savivaldybės tarybos nario ar deleguoja savivaldybės tarybos narį neatitinkantį šios įstatymo 11 straipsnio nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl etikos komisijos pirmininko įgaliojimų, netekimo ir naujo komisijos pirmininko skirimo komisijos narių siūlymų priima savivaldybės taryba. Etikos komisija prižiūri, kaip meras ir savivaldybės tarybos nariai laikosi šio įstatymo, valstybės politikų elgesio kodekso, viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, reglamento, kitų teisės aktų reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį reikalavimų. Analizuoja savivaldybės tarybos narių nedalyvavimo savivaldybės tarybos komiteto ir komisijos posėdžiuose ir šio įstatymo nustatyta pareigų nevykdomo
analizuoja savivaldybės tarybos narių nedalyvavimo savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir šio įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis. Tyria ir priima sprendimus dėl mero ir savivaldybės tarybos narių veiklos atitikties ir šio įstatymo savivaldybės politikų valstybės politikų elgesio kodekso, viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reglamento, kitų teisės aktų reglamentuojančių mero ir savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį nuostatoms. Žodžiu, kaip atitinka tarybos narių elgesys visoms šitoms išvardintoms nuostatoms. Toliau etikos komisija nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovų bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl mero ir savivaldybės tarybos narių veiklos skaidrumo. Analizuoja šio įstatymo nustatytų mero pareigų nevykdymo priežastis. Teikia vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą priimti sprendimą dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės 3 savivaldybės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties. Tarybos narių, mero ir savo iniciatyva teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo. Tarybos narių ir savo iniciatyva teikia merui rekomendacijas dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo. Čia etikos komisija tai daro. 24 straipsnis. Antikorupcijos komisija. Savivaldybės taryba savo įgaliojimo laikui sudaro antikorupcijos komisiją. Ši komisija sudaroma laikantis proporcingumo savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komisijos sudėtis, išlaikant proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos pakeitimo. Antikorupcijos komisijos pirmininką iš šios komisijos narių deleguoja savivaldybės tarybos opozicija raštu, pasirašytų daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktų savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui. Šios komisijos pirmininko pavaduotojo komisijos narių siūlymų iš šios komisijos narių savivaldybės tarybės narių daugumos skiria savivaldybės taryba. Jeigu savivaldybės tarybos opozicija per 2 mėnesius nuo pirmo išrinkto naujo savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos nedeleguoja antikorupcijos komisijos pirmininko arba deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, antikorupcijos komisijos pirmininkas savivaldybės taryba komisijos narių siūlymų skiria iš šios komisijos narių savivaldybės tarybos narių mažumos. Jeigu visi savivaldybės tarybos nariai sudaro savivaldybės tarybos daugumą, antikorupcijos komisija sudaryta iš savivaldybės tarybos daugumos atstovų veikia tol, kol savivaldybės taryboje susidaro savivaldybės tarybos mažuma ar savivaldybės tarybos opozicija. Komisijos atsakingo sekretoriaus pareigas atlieka mero paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas, ši funkcija įrašoma į jo pareigybės aprašymą. Jeigu antikorupcijos komisijos pirmininkas neatlieka šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, netitinka, jis netenka įgaliojimų nesuėjus terminui komisijos narių siūlymų savivaldybės tarybos sprendimu, o jeigu antikorupcijos komisijos pirmininkas buvo deleguotas savivaldybės tarybos opozicijos, jį savivaldybės tarybos opozicijos raštu pasirašytų daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktų artimiausių savivaldybės tarybos posėdžių pirmininkui atšaukus. Jeigu artimiausiame savivaldybės tarybos posėdėje savivaldybės tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto antikorupcijos komisijos pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito komisijos pirmininko ar deleguoja savivaldybės tarybos narį netitinkantį šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl antikorupcijos komisijos pirmininko įgaliojimo netekimo ir naujo komisijos pirmininko skirimo komisijos narių siūlymų priima savivaldybės taryba. Antikorupcijos komisija.
Reglamento nustatyta tvarka savivaldybės tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, dalyvauja rengiant savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų planą ir teikia išvadas merui ir savivaldybės tarybai dėl šio veiksmų plano ir jo įgyvendinimo, nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių, bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo, informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemonės savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus. Korupcijos prevencijos tikslais analizuoja savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė ir savivaldybės vykdomų įmonių atliktus viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos atvejus informuoja merą, savivaldybės tarybą, kompetitingas institucijas ar įstaigas. Antikorupcijos komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę susipažinti su visa analizuojamų viešųjų pirkimų informacija. Atlieka kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika antikorupcijos prevencijos srityje.